Nekork verslą, kad užsidirbtum pinigų. Nepiešk piešinių, kad kiti pamatytum. Nevažinėkiai su dviračiu, kad pasportautum, kad kuisį užsiaugintum. Neik į salį, kad užsiaugintum raumenis. Konas išpezu, konas išneku dabar, ką? Tai ir toks dalyks. Daryk dalykus iš aistros dėl anų pačių labą. Dėl anų pačių labą, dėl visišką jokios priežasties. Tu dara kažko ir tu visiškai niek nesitik. Tu pradėt verslą ir net nesitik, kad tas verslas tau paės, ar tu ten kažko padarys, kažko nepadarys. Tiesiog dara savo strategijas, visko dara, bet tu niek nesitik. Piešinį, bet tu neplanuoji, ai, čia dabar tas darysim, čia dabar ton darysim. Tu pieši tiesiog. Tavo tikslas ir pradėti channelinti, realiai. Tekėjimo būsena. Tekėjimo būsena yra tokia būsena, kur tu visiškai gali užsimerkti ir įsijęti į savo aukštesnis tu, kad pradės tau dauti daug idėjų, pradės tau dauti dalykų, tu tiesiog pradės visko tep gerą daryti, tau pradės tep viskas sektais ir tu būsi tau būsena aukštesnio, kur tu pritrauki dalykus, kad tau ir lemti, kad tu dažniausiai blokuoji savo neutralio būseno. Tai kuo dažniau tu būsi tami tekėjimą būseno, tuo daugiau tu pritrauksi geresnių dalykų į savo gyvenimą. Tai nieko nesitikėk visiškai darydams nieką. Absoliučiai. Visko daryk dėl savo pačią labą ir dėl aistros. Nes tikslas yra channelinti aistrą ir channelinti ton tekėjimą būseną, kur tu visiškai niek nesitikė. Dara kažko ir tu niek nesitikė. Tu myli, ko tu dara. Tai mylėk, džiaugiais, krykštauk, šokinėk. Mylėk gyvenimą ir dėkok už kiekvieną sekundę. Nes toks yra tikslas. Gyvenimą niek nesitikėjant.